Sveiki visi ir šiandien aš jums noriu parodyti tokį įdomų žaidimą ir jis yra su zombiais, tai turbūt bus įdomu. Tai einame. Na, aš noriu peilį. Ir kaip matote, štai vienas zombis. Aš žaidžiu nuo pradžių, nes noriu parodyti jums survival ir turbūt bus daug epizodų ir aš šiaip tai norėčiau pritildyti. Tai turėtų atsidaryti ir kaip matote yra klaustukas ir tai parodysiu, ką jisai daro. Settings. Sound per didelį. Nu va. Taip bus gerai ir štai, kaip matote, yra žmogus, prieinate ir mygate E ir tada išmeta, ko jūs gaunate ir jūs galite pamėgti arba pasimti tą daiktą, arba palikti tenais. Tai aš dabar pasiėmiau jį, nes mums reikia maisto ir kaip matote, dar vienas zombis. Žaidimas biškį kai kurios kitus žaidimus gali priminti. Pavyzdžiui, kokį Warzy arba panašiai. Tik šis yra multiplayer, na ir Warzy yra multiplayer. Tik čia yra iš viršaus, na, vaizdas, kaip dabar matote, ir grafika kitokia, ir kitas pavadinimas, ir viskas kita. Ir mes pasirinkome klasę inžinierium ir kaip matote nieko negavome iš ten. Ir einame tolyn. Stengsiuosi padaryti apie 10 epizodų panašiai. Ir ant pačio paskutinio aš išmesiu, na, uždėsiu ant description'o šio žaidimo adresą, na, kur galima užsiregistruoti ir žaisti. Jo nereikia siųstis, tai tas yra gerai. Ir mes radome kažko turbūt. O, pinigai. Pinigus būtinai pasimkit, nes tada galėsit pirkti ginklus įvairius ir panašiai. Ir mes turime pistoletą, tai nors tiek gerai. Čia daug negyvėlių. Ir vienas vaikštantis. Reikėtų naujo peilio, šis lievas. XP jau didelis, reikėtų eiti atgal namo. Na, čia kaip matote galite bėgti. Mes einame normaliai ir pradedame bėgti. Ir dabar bėgsime namo, nes XP matau mums iki 100, tai reiškia, kad pakilo lygis. Ir dabar reikia pareiti į namus, kad iš tikrųjų pakiltų. Ir čia įmiršti neprarandi jokių daiktų, bet tau reikia tada laukti apie 5 minutės, kol vėl galėsi žaisti. Na, čia taip padarytas. Man bent jau žaidimas įdomus. Ne vienas esu žaidęs, o su XXčiavo kartu. Buvome susitikę, bet čia ne vienas serveris, o daug yra, tai labai maža tikimybė susitikti, tai mes vos kad vos susitikome. Ir kaip matote, yra mapas ten kampe. Ir žmonių yra daug kuo. Ir mes atėjome į safe zone ir norint pareiti į namus, jums reikia eiti čia. Ir tokios žalios rodyklės būna ir einate čia.